Sveiki, labas rytas visiems. Malonu, kad atradote laiko ir prisijungėte į šį pranešimą. Ruoždamas jam stengiausi, kad turinys būtų kuo labiau, sakykime, įdomus ir aktualus žmonėms, ne tik taip palikti kažkokį tai marketingą, bet, žodžiu, šio pranešimo metu bandysiu apžvelgti mūsų Fortineto portfelyje turimus sprendimus, kurie iš principo užtikrina saugumą šiuolaikiniame pasaulyje, tokius kaip DTNA, Web Security, DLP, Email Security, aplikacijų kontrolę ir visus kitus standartinius įrankius. Ir juos pabandysiu vieną su kitu, kaip čia, surišti, kad turėtų kažkokią tai prasme. Taigi nuo ugniasenių iki XDR sprendimų. Tai pradžioje pabandysiu pristatyti, tai kas aš esu sistemų inžinierius, vadovauju mūsų regiono Pabaltijo, Latvijos, Estijos ir Lietuvos inžinieriams, kaip team leadas, bet tame tarpe dirbu ir sistemo inžinieriaus vaidmenį, pagrindė dirbu su Managed Security Service provideriais, tokiais kaip Bluebridge ir kitais dideliais telko. Savo karjeroje esu dirbęs tam pačiam Bluebridge bene 6 metus ir kitose įmonėse, iš kurių nemažai pavyko pasisemti patirties ir kurią pasistengsiu truputį pasidalinti šiandien. Taigi, iš principo yra labai svarbu šiuolaikinėme pasaulyje visos grėsmės ir atakos atsiranda principe labai dažnai ir labai greitai. Jeigu žiūrėti iš šios keletą pavyzdžių, tai galime iš karto daryti išvadą arba įsivaizduoti, kad labai sunku apsisaugoti nuo visų įvairiausių naujų atsirandančių grėsmių, atakų ir ypatingai Zero Day pažeidžiamumų, kuriems dar nėra, vadinkim, apsaugos mechanizmų ir kaip nuo jų apsisaugoti. Tai to pasekoje galiu pasakyti tik vieną, kad automatinis atsakas yra labai svarbu dėl didelio atakų kiekio, nes kiekvieną dieną jų išeina vis daugiau ir daugiau. Realiai nauji pažeidžiamumai atsiranda kas 17 minučių arba 600 pažeidžiamumų apytiksliai per savaitę. 25% tų pažeidžiamumų arba Zero Day yra išnaudojama tą pačią dieną ir 75% yra išnaudojama sekančias 19-20 dienų. Iš principo, prie ko tai veda? Prie to, kad automatinis atsakas yra labai svarbu. Tai reiškia, jeigu jūs turite kažkokias tai apsaugos priemonės arba turite Managed Security Service iš trečių šalių, tokių kaip Bluebridge, kaip SOC paslauga, tai jų turėjimas kažkas tai automatinio responso, naudojant SOAR ar kitokias priemonės yra labai svarbu, nes tos atakos, norint atsakyti įvairias atakas, naudojantis rankiniu būdu, gali būti labai sudėtinga. Toliau truputį einant per dabartinį, sakykime, threat landscape'ą, norėčiau paminėti keletą prognozių, kurios yra mūsų 25 metų ataskaitoje. Fortinetas kiekvienais metais daro tokią Cyber Threat Predictions Report. Tiesiog paprastai Google suvedę šios raktažodžius, ją lengvai pasimsite, bet pagrindinis dalykas joje, bent jau man pasirodė, yra, kad kibernetiniai, sakykime, tie įsibrovėliai išnaudos dirbtinį intelektą savo blogiems tikslams. Dirbtinis intelektas taip pat bus išnaudojamas padidinti kiekiui tų atakų ir jų dydžiui taip pat. Ir trečias momentas yra, kad dirbtinis intelektas taip pat bus naudojamas kaip easy mygtukas išnaudoti toms atakoms, kadangi nebereikės galbūt būti tokiems protingiems įsibrovėliam arba hakeriam ir jiems užteks tiesiog pasinaudoti AI įrankiais ir tokiu būdu patekti į sistemą. Taigi, dirbtinis intelektas yra labai, sakykime, aktuali ir svarbi tema šiomis dienomis. Tai realiai aš pabandysiu maždaug atvaizduoti, kaip dirbtinis intelektas naudojamas tų vadinamų blogų
aktorių arba threat actors ir kaip yra naudojamas tie, kurie nori apsaugoti jūsų infrastruktūrą. Taigi, iš esmės, eksploitas ir eksploitas, nėra skirtumo, kaip jis yra pagamintas, ar su AI, ar rankiniu būdu. Tiesiog AI arba dirbtinis intelektas yra tiesiog skirtinga technika, kaip galima jį išnaudoti. Tai kokios yra naudos, tai realiai pagreitinamas, sumažinamas laikas iki kol yra sukūriamas arba parašomas kodas eksploito. Dirbtinis intelektas yra ypatingai gerai išnaudojamas socialiniai inžinerijai, padedant rašyti tuos visus dirbtinius e-mailus su nuorodomis ir panašiai, kad jie atrodytų kuo realistiškesni. Ir šiaip bendraujant su žmonėmis, visokių čiato pagalba, telegramais ir visokiais, bandant juos kažkaip įvilioti, irgi išnaudojamas yra dirbtinis intelektas. Tai iš principo tai padeda tiems blogiečiams greičiau pasiekti savo tikslus. Bet lygiai taip pat AI ne tik turėtų, bet realiai ir padeda viso to užkardimui. Tai yra mažesnis laikas iki detektavimo arba aptikimo atakos ir mažesnis laikas iki remediationo arba užkardimo. AI taip pat padeda žmonėms, kurie dirba SOC ir NOC operacijose. Tai, sakyčiau, čia yra svarbiausias galbūt, sakykime, game changeris arba taisyklių pasikeitimas. Ir realiai tai padeda sumažinti personalo kiekį, žmonių perdegimą ir iš principo pagerinti jų atliekamą darbą. Tai jeigu žiūrėti į Fortineto portfolio, kur mes realiai taikome dirbtinį intelektą, tai yra 3 pagrindinės, kaip sakyt, gairės: AI Protect, tai yra apsauga AI paremta, AI Assist, tai yra NOC ir SOC operacijos, ir FortiAI Secure AI, tai yra apsaugoti pačią AI infrastruktūrą arba apsaugoti nuo duomenų nutekėjimo į tą infrastruktūrą. Panagrinėsime keletą iš jų. Tai FortiAI Protect apima keletą apsaugos sluoksnių. Kreiptume dėmesį į kelis iš jų. Tarkim, FortiAI Powered IPS, Intrusion Prevention System, kuri principė jau yra gana ilgą laiką. Tiesiog dabar AI pagalba IPS aplikacijų atpažinimo variklis yra pagerintas ir jis geba užkardyti dar daugiau, vadinkime, tų zero day atakų ir atpažinti nebūtinai jau žinomas aplikacijas arba į pažeidžiamumus. GenAI aplikacijų kontrolė, tai yra galimybė atpažinti GPT aplikacijas, tokias kaip, pavyzdžiui, DeepSeek, kurios, pavyzdžiui, turėtų būti užkardyti dėl jų, tarkim, kenksmingos kilmės arba kad jas yra kilusias iš kitų šalių, kurias yra hipotetiškai laikomas priešas. Tai noras apsaugoti, kad vartotojai negalėtų naudotis tomis aplikacijomis kaip DeepSeek ir panašiai, yra jau veikiantis šiuo metu. Taip pat naujos kartos AI paremtas sandbox mechanizmas, tai reiškia visokių siunčiamų tinklų failų detonacija sandbox ir daug geresnis zero day atpažinimas. Ir iš principo tie AI modeliai, iš kur jie susidaro, tai iš principo iš daugybės telemetrijos duomenų. Jeigu taip žiūrėti, praktiškai kas antras firewallas arba ugniasinė pasaulyje yra Fortineto. Tai mums suteikia tokią, kaip sakyti, privilegiją turėti labai daug telemetrinių duomenų iš tų ugniasinių, kurios siunčia logus ir visokią kitą informaciją į FortiGuard Labsus. Ir principai iš tų duomenų yra gaminami visokie AI ir machine learning modeliai, kurie padeda apsisaugoti nuo įvairių grėsmių. Sekantis svarbus, sakykime, dalykas, kuris, sakyčiau, yra neišvengiamas šiuolaikinėje NOC ir SOC aplinkoje, yra dirbtinis intelektas. Tai kur mes jį naudojam, tai yra logų analizai, yra logai siunčiami iš ugniasinių, kitokių įrenginių, endpointų, switchų, access pointų, įvairių tinklo įrenginių, ugniasinių ir panašiai.
Tai tuos logus reikia analizuoti. Ta daro logų analizės įrankiai kaip Forti Analyzer ir FortiSIEM. Automatizuoti tuos veiksmus padeda FortiSOAR ir aptikti duomenų nutekėjimą padeda FortiDLP. Tai čia kaip ir viskas aišku. Tada yra NOC operacijos, tai reiškia, norint padaryti kažkokius tai pakeitimus tinkle, lygiai taip pat galima naudoti dirbtinį intelektą. Tai reiškia, kad nebūtina žinoti tiksliai, kokias komandas arba kokius mygtukus reikia paspausti. Reikia tiesiog žinoti, ką tu nori principą padaryti ir tai bus padaryta už jūs, padedant dirbtinio intelekto agentic vadinamo agento. Tai būtent tą aš ir pabandysiu parodyti tokiam trumpame demo filmuke. Tikiuosi, jūs tai pakankamai gerai matysite. Tai čia yra managemento platforma. Jos pagalba mes dabar pabandysime sukonfigūruoti kažkokį tai sprendimą. Šiuo atveju SD-WAN. SD-WAN yra keletą nutolusių padalinių apjungimas per internetą, jų srauto šifravimas ir panašiai. Pirmiausia, aš agentui užduodu klausimą, kad aš noriu sukurti SD-WAN, VPN overlayų, naudodamasis ADVPN. Jisai manęs po to paklausia, kokį tu nori sukurti, site to site. Aš toliau įdedu netgi nuotrauką, jis tą nuotrauką geba nuskaityti, eksportuoti iš tos nuotraukos IP adresus, visą kitą informaciją. Ir galų gale aš galiu paimti tą konfiguraciją, ją pertikrinti, ar tikrai yra viskas gerai su IP adresais iš to paveiksliuko nuskaitytais. Ir finale jisai paklausia, ar tu norėtum tą konfiguraciją įdėkti. Tai iš principo tu gali tą padaryti tiesiog keletų mygtukų paspaudimų. Tai ką čia aš norėjau pademonstruoti šiuo trumpu video, tai kad realiai dirbtinio intelekto galia yra jau įgalinta ir NOC operacijose, Network Operations Center, kur reikalinga kažkokios padaryti pakeitimus ar dėgymus. Nėra būtina inžinieriui žinoti tiksliai command line, kokias komandas reikia suvesti arba tiksliai kur kažką paspausti. Didžioji dauguma atvejų ateityje bus galima pakeitimus daryti AI pagalba. Tai čia yra viena dalis. Kita dalis yra SOC operacijos. Ne? Čia yra toks truputį irgi trumpas filmukas, kuris atvaizduos, kaip yra daroma incidentų analizė. Tai šiuo atveju tai yra Forti Analyzeris, kuris renka logus iš tinklo įrenginių. Ir mes klausime, kad jis patikrintų, kas sukelia serverio lėtą veikimą. Tai kas yra pagrindinė esmė šiame video trumpam yra tai, kad jisai pats pasiūlo sekančius veiksmus ir ką toliau reikia tikrinti. Nes iš principo serveris gali būti lėtas dėl, nežinau, CPU užkrovimo. Bet klausimas, kodėl yra tas CPU užkrautas. Ir šiuo atveju tas CPU užkrautas yra dėl to, kad principė tas serveris yra užkrėstas ir jisai callbackina į vadinamą botnetą. Yra patikrinama serverio reputacija, yra patikrinama, su kuo kitu jisai bendrauja tam pačiam tinkle arba išorėje. Yra matomi brute force veiksmai, SSH, bandoma į tą serverį prisijungti. Ir iš principo nustatyta, kad the slowness was due to minor C2 connection. Tai iš principo kažkoks tai brute force logino bandymas. Ir call to action, ką mes galim daryti, tai karantinuoti tą endpointą, užblokuoti srautą, sukurti incidentą ir daryti kitus veiksmus. Tai iš principo visą tai buvo padaryta automatiškai ir tai tiesiog reikia žmogui toliau pasirinkti, ką jis toliau daro. Jeigu toliau einam, tai yra FortiAI Secure, tai irgi turime tam įrankių, tokių kaip Cloud Native Application Protection. Čia labiau iš tos pusės, jeigu jūs patys, kaip sakyti, turite savo kažkokį LLM, kurį apmokinate dideliais duomenim ir norite apsaugoti tą kodą visą, kuris veikia tam jūsų LLM-ui.
Lygiai taip pat gali būti naudojamas FortiWebas, web aplikacija ugnesnė, kuri iš principo inspektuoja srautą, kuris yra siunčiamas į ir iš to LLM. Arba lygiai taip pat DLP, duomenų nutekėjimo agentas, kuris gali apsaugoti nuo jautrių duomenų nutekėjimo į kažkokius tai AI, GPT įrankius, pavyzdžiui. Tai sakyčiau tiek to marketingo. Tai dabar pratęsiu apie atakos vektorius. Kokie tie atakos vektoriai dažniausiai būna ir ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai galbūt pagrindinis arba dažniausiai sutinkamas, kiek man teko čia pasidomėti arba šiaip skaityti kažkokių raportų, yra initial access. Tai yra šiaip labai toks paprastas, nes iš esmės praradus prisijungimo duomenis arba prie savo kompiuterio arba prie VPN, tai yra principai lygiai tas pats. Blogiausia atveju neturint 2 faktorių, bet ir 2 faktoriai šiais laikais būna kartais galima jų pažeidžiamumus išnaudoti ir visgi apeiti tą reikalavimą. Arba kažkokių tai, sakykime, underrated websaitų vartotojų lankymas, kurie suveda dirbtiniu būdu savo tikrus duomenis, galvodami, kad jungiasi prie tikro websaito, ar tai būtų bankas ar kažkokia kita aplikacija darbinė. Bet iš principo initial access yra labai svarbus atakos vektorius. Ir yra iš principo, koks yra initial access vektorių, taigi didesnis paveikslas, tai credential-based access yra 41%, tai pavogti arba kažkaip tai išlaužti slaptažodžiai, phishingo būdu, arba netgi MFA bypass, kaip minėjau. Tai initial access yra netgi tokie kaip, sakykime, hakerių arba blogiečių bendruomenės, kurios pardavinėja tos initial access, jie vadinami yra initial access brokeriai. Ir tose bendruomenės arba tose darkneto forumuose galima įsigyti prieigą prie įvairių įmonių resursų ir iš ten jau daryti, ką jūs norit, už labai mažus pinigus, ten vos neišterės $500. Ir už $500 galima įsigyti, kaip pavyzdys, prieigą prie kompanijos, kuri yra verta ten netoli $1 milijardo. Tai sekantis atakos vektorius būtų exploited vulnerabilities, tai išnaudojami pažeidžiamumai, neužpečintas softas, miskonfiguracijos. Tada trečias yra malicious payloads, tai yra payloadai, kurie yra atsiunčiami per USB raktus, per e-mailus, paklikina kažkas ant jų, parsisiunčia juos kažkaip iš websaitų ir panašiai. Toliau būtų insider threats, tai yra tie patys darbuotojai, kontraktoriai arba kažkokie kompromituoti accountai arba espionažas gali būti netgi. Ir paskutinis galbūt būtų initial access, būtų supply chain attacks. Tai yra trečių šalių softas, kažkokie vendoriai ar kažkokia pagalba, kurie ateina ir daro kažką pas jūs jūsų organizacijoje. Jo, tai sakyčiau, visai svarbus yra dalykas exploited vulnerabilities. Ką aš šiaip išmokau iš savo patirties yra tai, kad dirbant tokiuose visokiuose telko tinkluose, ten yra nulinis tolerancijos procentas, tai reiškia 99,999 turi būti available viskas. Tai pirmas žingsnis, kas yra daroma telko infrastruktūroje, ir lygiai tas pats gali būti, mano nuomonė, pritaikoma ir paprastuose enterprises arba duomenų centruose, kurie yra valdomi jūsų arba jūsų MSSP, tai yra softo patchinimas. Tai yra paprastas dalykas, kurį reikėtų daryti reguliariai, jeigu atsiranda kažkokia pažeidžiamumą. Ir tai stebėti tos vulnerabilities atsirandančius jūsų infrastruktūroje ir turėti kažkokį įrankį, kuris geba žinoti, bet kažkokia tai softo vulnerabilities. Exploiting public facing services, tai iš principo, jeigu turite kažkokį webą, kuris yra iškištas į internetą, tai jį reikėtų irgi apsaugoti, nes pro jį dažnai panaudojant visokius tai vulnerabilities, pačius pažeidžiamumus, galima patekti į organizacijos vidų arba galbūt bent jau tą websaito duomenis eksportuoti arba kažkaip kompromituoti. Ir API lygiai taip pat pažeidžiamumai.
jas taip pat reikėtų kažkaip apsaugoti. Tam mes turim įrankius, tokius kaip web aplikacijų ugnesinė, galbūt kažkokie IPS bent jau ugnesinės įrankiai, kurie galėtų apsaugoti bent jau nuo tų vadinamų OWASP top 10 pažeidžiamumų. Kad matyti savo atakos, kaip sakyti, paviršių ir žinoti visus vulnerabilities yra irgi tokie įrankiai kaip skaneriai arba FortiRecon, kur galite žinoti savo organizacijos, nežinau, prarastus galbūt duomenis, galbūt jie kažkur pardavinėjami darknete ir panašiai. Jeigu žiūrėti toliau apie kokias kitas yra, kokie kiti pažeidžiamumai yra labai toks, sakyčiau, irgi aktualus yra malicious insiders, tai yra espionažas arba sabotažas. Tai aišku, galbūt nėra tiek dažnas atvejis Lietuvoje, bet man teko girdėti, kaip pavyzdžiui, Danijoje arba Belgijoje būna netgi atveju, kai pasamdomas yra kažkoks darbuotojas, jis ten dirba 2-3 metus ir pasirodo, kad tas darbuotojas dirba kažkokią įmonę, kurie kažką gamina ir jisai, principė, ten lygina viską į kokią nors, pavyzdžiui, Kiniją. Ir tai yra reali istorija. Ir tam galima kažkaip tai užkardyti kelią, pavyzdžiui, naudojant DLP sprendimus ir panašiai, kad neleisti jiems daryti tokių dalykų kaip screenshotai, duomenų ekstraktant ir panašiai. Bet dar vienas dalykas yra vadinamas negligent insiders, tai yra, iš principo, realūs jūsų darbuotojai, kurie nėra blogi, tiesiog jie galbūt nėra labai gerai apmokyti ir neturi labai stiprių saugumo, kaip sakyti, įpročių. Ir juos reikėtų lavinti. Tai netyčia paspaudęs kažkokį linką, netyčia kažką pašerinus, reikėtų kažkaip tai nepamiršti apie paprastus saugumo, sakykime, mokymus ir ką reikėtų daryti prieš spaudžiant kažkokią nuorodą, kaip ją pasitikrinti ir panašiai. Tai šitie dalykai irgi turėtų būti įvertinti. Dabar jeigu einant prie apsaugos strategijų, tai kaip minėjau, viena iš tokių saugumo, sakykime, strategijų arba būdų, ką aš rekomenduočiau daryti, jeigu jūs turite gana nemažą infrastruktūrą, serverių, kompiuterių, mobilių įrenginių ir panašiai, yra toks dalykas kaip CIS benchmark list. Jie pateikia tokius vadinamus kibernetės saugumo bendruomenės konsensuso pagrindų priimtus konfiguracijų rekomendacijas ant įvairių sprendimų. Tai gali būti Windows 11, tai gali būti FortiGate'as, tai gali būti Linux ir panašiai. Ir ką tai padeda padaryti, tai iš principo tai padeda sukonfigūruoti arba vadinkim taip pastiprinti jūsų esamos infrastruktūros konfiguracijas. Taip, kad esant netgi zero day pažeidžiamumui, tas piktavalės arba hakeris, norėdamas išlaužti jūsų infrastruktūrą, bent jau jam nebūtų taip lengva eskaluoti savo privilegijas ir panašiai. Kaip pavyzdžiui, parodysiu šioje skaidrėje, tai pavyzdžiui, Windows 11 Security Hardening. Iš principo yra nemokama versija, ten gaunate tokį didžiulį PDF-ą, 1000 plus puslapių su veiksmais, ką reikia padaryti ant Windows mašinos arba rekomenduojama, kad jinai būtų maksimaliai saugi. Bet, pavyzdžiui, kaip vienas iš pavyzdžių, šitą skaidrį yra tiesiog išjungti sudo, ne? Kad kažkoks tai žmogus prisijungęs su tais kredencialais prisijungęs prie sistemos, negalėtų eskaluoti savęs iki rūto ir iš principo realiai atlikti kažkokių tai kenkėjiškų veiksmų. Ir tokių rekomendacijų yra šimtais. Ir geriausia dalis yra, kad jų nereikia klikinti rankomis, yra iš principo parduodami skriptai, jau mokama versija, jūs galite nusipirkti skriptus ir iš principo pasirinkti, kokį saugumo lygį norite pasiekti ir tų skriptų pagalba, jūs galėsite įdėkti tokius pakeitimus. Lygiai tas pats yra su FortiGate'o CIS benchmark, yra rekomendacijos, kaip užkardyti arba ką reikėtų papildomai įjungti, norint geriau apsisaugoti. Tai šiuo atveju, tarkim, įjungti skanavimą connections to botnet sites. Na, čia kaip ir natūralu, jį reikėtų įjungti. Arba įjungti papildomas antiviruso signatūras iš trečiųjų šalių. Jas irgi reikėtų įjungti, tai reiškia ne tik FortiGuardo, bet ir trečiųjų šalių signatūros. Jos gali būti, vadinkime, įjungtas. Tai šį reikalą, sakyčiau, įsivertintis, jis yra geras, jeigu negirdėjo, tai rekomenduočiau.
Toliau papasakosiu truputį galbūt daugiau marketingo ir apie mūsų produktus, kiek čia mums laiko beliko, bet Fortinet Security Fabric yra iš principo visiems gerai žinomas. Mes turime daugiau negu 50 produktų savo krepšelėje. Tie produktai yra tarpusavį integruoti, natively, nereikia jų kažkaip tai specifiškai kažką tai programuoti, kad jie būtų integruoti ir panašiai. Tai jie yra out of the box, jie geba tai padaryti. Ir iš esmės, ką aš jau skaidriai norėjau parodyti, kad pačios platformos kelionė, ar ne? Tai iš principo, ką mūsų organizacija, tai yra Fortinet ir ką Gartnerio organizacija jau kurį laiką sako, kad konsolidacija yra tas kelias, kurio reikėtų sekti. Tai reikėtų, iš principo, jeigu kažkada turėjote 10 skirtingų gamintojų visiems skirtingiams sprendimams, endpointo tinklo ir panašiai, tai reikėtų juos sumažinti ir kažkaip eiti prie kuo mažiau platformų, kad liktų bent jau 2-3. Iš mūsų pusės, ką mes galim pasiūlyti, tai mes, aišku, galim pasiūlyti praktiškai viską, nuo Secure Networking, Unified SASE, AI Security Operations. Tai čia yra pagrindinės 3 šakos, kur mūsų korporacija dabar stengiasi dirbti ir kur kuria įvairiausias inovacijas ir kokios yra mūsų strateginės kryptis. Apačioje lygiai taip pat matom OT Security, Endpoint Protection, AI tas pats ir Cloud Security ir panašiai. Tai jeigu kalbėti apie patį paprasčiausią klasikinį, apie firewallą, tai čia kaip ir visiems viskas aišku. Mūsų firewallas Fortineto yra visiems turbūt gerai žinomas, jisai būna diegiamas on-premise, tai yra kažkur tai ofisuose, gali būti diegiamas duomenų centruose, lygiai taip pat gali būti diegiamas cloud'e, kaip virtuali mašina ar kaip netgi konteineris. Ir principė jo nauda yra, kad tai yra ta pati operacinė sistema ir yra valdoma iš to pačio managemento. Tai principė administratorius arba jūs, kompanija, dėginti apsaugos sprendimus įvairiuose perimetro vietose galite naudoti tą patį sprendimą. Realiai, jeigu žiūrėt pagal geriausias praktikas, tai reikėtų turėti porą gamintojų, turbūt vienas ant perimetro, kitas ant duomenų centro, jeigu čia kalbėtų apie rimtą infrastruktūrą, bet dažnai ne visi turi tokių galimybių. Dabar jeigu einam arčiau žemės, mes turim tokį sprendimą kaip Fortinet Secure SD Branch, irgi ta pati integracija, tai reiškia Next Generation ugnesinė, yra integruota su bevėlės prieigos taškais, su komutatoriais, su tinklo prieigos kontrolės sprendimu ir jeigu reikia su 5G arba LTE backup sprendimu. Tai reiškia, viskas, kas yra prijungta prie ugnesinės, bus valdoma iš vienos konsolės, turės vieną konfigą ir reikalaus tik tai vienos principė licenzijos tam sprendimui visam valdyti. Tai iš principo, ką tai padaro, sumažina kompleksiškumą valdymui ir troubleshootinimui, jeigu po to reikia, suteikia daugiau saugumo iš principo, nes tas branch infrastruktūra yra pakankamai paprasta šiais laikais ir užtikrina aukštą patikimumą, nes iš principo viskas yra integruota, kažkokių problemų neturėtų būti. Antras dalykas, kas turėtų būti, sakyčiau, arba būtinai turėtų būti, yra endpoint, arba mūsų atveju Forti endpoint apsauga. Tai kaip ir viskas visiems turėtų būti aišku šiais laikais, tai yra endpoint protection, ar ne? Tai turėtų būti kažkoks antivirusas, idealiu atveju endpoint detection and response, tai EDR kažkoks sprendimas, kuris veikia kaip antros kartos arba sekančios kartos antivirusas, kuris geba užkardyti visokius procesus, ransomwaro ir panašiai, kurie bando užšenkriptyti jūsų kompiuterį ir taip toliau. Taip pat remote accessas, tai nuotolinė prieiga, IPsec SSL, vulnerability skanavimas, tai yra pažeidžiamumo skanavimas, kas iš principo leidžia skanuoti jūsų kompiuterius, kurie turi tos agentus savyje ir žinoti jų pažeidžiamumus ir, aišku, sandbox integracija. Tai mūsų atveju mes palaikom tokį dalyką kaip Forti Endpoint ant visų operacinių sistemų ir jisai iš principo užtikrina šį funkcionalumą. Kas yra dar svarbu, yra, sakyčiau, Zero Trust Access, Zero Trust Network Access, tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nutojęs vartotojas, jeigu jis jungiasi prie resursų, kurie jūsų duomenų centre arba jūsų kažkokiuose cloud resursuose, ir tas srautas yra terminuojamas ant ugnesnės, kuri gyvena jūsų duomenų centre, tai tas srautas yra šifruojamas, čia yra viena, bet taip pat ir to vartotojo
kompiuterio statusas yra tikrinamas to vadinamo ZTNA agento ir jeigu tas kompiuteris yra užkrėstas, tai jam tiesiog neleidžiama prisijungti prie tų resursų. Tai ir daugiau mažiau nusako tą Zero Trust Network Access sprendimą, kad prisijungimas yra leidžiamas tik tiems įrenginiams, kurie yra sveiki ir panašiai. Tai tokiu būdu neleidžia, jeigu tas kompiuteris būtų kažkaip tai užkrėstas, tai principė neleistumėm duomenims toliau plisti tenai. Toliau labai svarbus sprendimas, arba kur mes matome irgi padaugėjimą, vadinkim taip, FortiDLP. Tai DLP duomenų nutekėjimo sprendimas yra irgi agentas. Mes turim 3 DLP, kaip sakyti, prieimo būdus. Tai yra Data in Motion, Data in Use ir Data at Rest. Tai Data in Motion tai reiškia ugniasenė, mailas, SASE sprendimai, kurie iš principo tikrina duomenų srautą ir gali aptikti duomenų nutekėjimą sraute. Tada yra Data in Use, tai reiškia duomenys, kurie yra naudojami kompiuteriai, tačiau jie dar nėra niekur siunčiami. Tai apie jų nutekėjimą galima tikrinti su FortiDLP ir FortiClient sprendimais. Ir tada yra toks dar trečias prieimas kaip Data at Rest, kur principai yra indeksuojama visi duomenys, kurie yra jūsų, sakykime, saugyklose ir jie yra, kaip sakyti, suskirstami arba labeliuojami, jeigu taip teisingai pasakyti. Ir pagal tuos labelius mes po to galime filtruoti duomenų srautą. Tai kas būtų, jeigu nebūtų visibility arba matomumo, tai tam yra reikalingas kažkoks tai SOC sprendimas, tai mes taip pat galim pasiūlyti SOC as a service, tačiau nereikėtų maišyti mūsų SOC as a service su kažkokiu tai, sakykime, BlueBridge SOC as a service. Mūsų SOC as a service jis yra gana, sakykime, siauras, jis yra pritaikytas tik tai mūsų įrangai, ne? Mes negalime jį siūsti trečių šalių logų, mes galime tik tai savo produktų logus jame perskaityti ir atitinkamai juos reaguoti. Tačiau jeigu yra kažkoks mažesnis klientas, jisai principė gali išnaudoti šį funkcionalumą, siūsti logus iš endpointų, tai yra FortiClient'o pagalba, FortiSASE endpointų arba FortiGate'o logus ir tie logai yra principė galų gale peržiūrimi, koreliuojami, tyriami ir iš principo juos yra reaguojama. Ir ten backend'e dirba tikra komanda žmonių. Tai toks būtų, sakyčiau, priėjimas, ką reikėtų turėti šiuolaikinėje organizacijoje. Dar paskutinis galbūt momentas, kas irgi yra aktualu šiais laikais, yra SASE sprendimai. Tai yra būna visokių organizacijų, kurios galbūt neturi netgi, pavyzdžiui, realaus fizinio ofiso, tai joms kažkokios tai fizinės ugniasenės yra nelabai aktualios. Tai tokiems vartotojams mes turim Secure Access Service Edge sprendimą, kuris įgauna vis didesnį populiarumą rinkoje, kuris iš principo yra tie patys sprendimai, kuriuos aš ką tik išvardinau, tik tai visa tai yra cloud'e ir visa tai yra kaip SaaS sprendimas. Tai jeigu įdomu apie tai būtų daugiau sužinoti, galite kreiptis į BlueBridge. Šiuo metu kaip tik jie yra įsidėgę šį sprendimą testams savo laboratorijoje, tai bus galima jį pademonstruoti.